Labą rytą, atsikėlėm jau, papusryčiavom, atsigėrėm kavos, biškį skubėjom, nes kaip ir lietų rodė, galvom kuo greičiau, kad tik sausi susirinktumėm daiktus, nesušlaptų niekas. Bet pasirodo, kad čia ko gero netikras pavojus buvo. Po biškį ir saulutė lenda. Tai ką, išmiegojom gerai, kažkas naktį čia biškį važiavo pro šalį, su keturračiu ir su motociklu, nežinau, nebuvom išlindę, nežiūrėjom. Paukščiai tik tais čirškė paryčiais ir viskas, ką. Dedamės paskutinius daiktus ir važiuojam toliau. Iki sekančio checkpointo, iki Pangos to skardžio 9,3 km. Važiuojam. Kemperis. Atvykom į Pangos skardį. Nu, sakyčiau, Olandų kepurė aukščiau negu čia. Ką dabar, iki sekančio 33 km. Dabar turėtų būti nuokalnė. All the night. Hello! O, su kokia technika numinė. Kur jūs tai mums reikia? Kairė, kairė. Į kairę. Bet tai kokie dviratukai, ne? Nu. Geruliai, geruliai. Jo. Hello. Dar vieni tokie patys
Kaip ir mes važiuojam toliau, biškį pailsėjom stotelį, dar 2 kilų liko. Nu, pagaliau atvažiavom. Atsirakinsim, jūs tai atsirakinsim. Norėjom eiti į vidų, bet žiūrim, kad ten kranas kažką tai tvarko, stogą deda, tai 8 eurai pagalvojom, nei nuotraukos normalios ten prie to krano padarysi, nei ką. Sprendėm neiti. Ką, važiuojam, gal dabar. Ir ko gero šiandieną bus su checkpointais kaip ir viskas. Nakvynės vietą. Esam nakvynės vietos paieškose. Tikrinam pirmą viečikę. Pažiūrėsim, ar yra vietos, nebus kemperių privažiavę. Čia jeigu ką galim bus grįžti pažiūrėti. Na va, čia važiuojam. Porą 100 metrų dar. Nu, ir kągi mes čia turim. Nu va. Atvykom, apžiūrėjom ir šiandien liksim šičia, reikia pailsėti kažkaip. 53 km šiandien, 3 valandos 15 minimo. Reikia atsipūsti jau. Yra šašlikinė, gali keptis, virtis turbūt. Malkų yra, jeigu reikia. Jau čia nebedaug, bet užteks dar. Tūlikas. Nu va, ir namelis. Tai čia šiandien eisim čia miegoti. Va. Tokie gultai. Prisipūsim čiužinį, miegmaišį. Bus gerai, man atrodo. Čia va gali net turbūt ir žiemą pasišildyti, jeigu šalta. Vandens tuščia. Nu ką? Kaip ir ne... O, ir indų yra dar netgi. Arbatos. Rankšluostis. Kepsninėm. Nu žodžiu. Viskas čiki-piki, bus gerai čia šiandien mums. Susistumsim dviračius. Mačiau ir kablys užsikabinti iš vidaus. Nereiks palapinės statytis. Nu ką, einam ruoštis, dėtis daiktus ir papietauti, ane? Ir ką, eisim paskui gal vėjas biškį aprims išsimaudyti. Ką? Kol kas tiek. Aš jau užsimaudžiau, dabar Justelis nuėjo maudytis. Gylio nėra, čia jeigu toli eit reikia, tai iki Kelienų įsibrendi ir prausiesi kažkaip. Pamojuok publikai! Visai nebloga vietelė tokia, sakyčiau. Iš
mūsų šios dienos būtų kaip ir viskas. Viskas jau pavakarieniavom. Saulutė leidžiasi. Dar bandėm gaudyti paskutinius saulės spindulius, nes energija jau senka. Konkrečiai paskutiniai powerbanko procentai. Dar rytoj laukia 70 km iki paskutinės, ko gero, nakvynės vietos ir liks dar kita diena, bet jau nebedaug, iki kelto tik tais 17 km ir bus kaip ir kelionės pabaiga. O iš jūsų laukiam prenumeratos, laikų, komentarų, jeigu patinka mūsų kontentas. Ir ką, susitiksim sekančią dieną. Video išeis gal po kelių dienų. O dabar ką, einam ilsėtis. Ir iki sekančio video. Ate. Bet čia erdvių yra, ertmių. Ertmių, nebijok. Ką? Nebijok, filmuoju dabar viskas. Bet aš įsipainiau. Nešnekėk. Nu, pirmas sykį mes tokioj bakūžiai miegosim. Dviračiai viduj. Viens ten, kits ten. Nu, įdomi čia bus. Nu ką, patirtis. Gerai. Iki rytojaus, ate.